Naujame testamente yra 159 vietos, kur yra sakoma apie atgailą, kur yra ir žinote, tai iš tikrųjų tai labai nuostabus dalykas, ta atgaila, nes žmonės kažkaip būna taip, kad sako, kad atgaila, kalbėti apie atgailą, tai labai liūdina, labai atseit negerai, bet aš manau, tas, kuris iš tikrųjų turėjo tą tikrąją atgailą, jis prisimena, jis žino tą džiaugsmą, kuris ateina po atgailos. Kaip tik liūdina ne atgaila, liūdina nuodėmė. Nuodėmė uždaro mūsų džiaugsmą, uždaro mūsų laimę. Ji neduoda susijungti su Dievu. Turbūt žinote, ir daugelis turbūt šitą pajautė, kartais būna taip, kad ir noras yra pasimelsti ir viskas, o kažkaip ta malda kažkaip neina, negali taip laisvai melstis. Ir kai pradedi ieškoti ir padarai atgailą, iš karto viskas pasikeičia. Ir malda pradeda eiti, tiesiog liejasi malda, ateina laimė, ateina džiaugsmas. Atgaila tai ne gėda, atgaila tai ne kažkoks pažeminimas, atgaila tai mūsų viltis. Tai Dievo dovana duota mums, kad mes kažkur nukrypę, galbūt suklupę kažkurioje vietoje, kad mes galėtume vėl sugrįžti prie Dievo, sugrįžti pas Dievą, pajausti jo artumą vėl, jo meilę Dievo mums. Žinote, įdomus toks dalykas, kažkada Jona kažkada buvo pasiųstas į Ninevėje ir Ninevėje atgailavo. Jeigu prisimenat, Jona netgi Dievui skundėsi, kaip čia dabar atsitiko, kad aš čia vaikščiau, sakiau, kad jūs pražūsit, o tu jų nepražudai niekaip. Bet kodėl nepražuvo tas miestas? Kodėl jis išliko? Todėl, kad atgailavo. Ten buvo atgaila ir Dievas pasigailėjo. Neatgailaudami mes liekame, mes atsidūrėme, gal neatsidūrėme, mes jau atsidūrė šėtono spąstuose, bet mes liekame juose. Mes negalime iš jų ištrūkti. Jeigu jūs kažkada matėt kažkokį žvėrelį, kažkokį gyvį, kuris spąstuose, jis trautėsi, jis tempia, jis mušasi iš vienos pusės į kitą ir niekaip, ir tie spąstai laiko, taip pat mus laiko tie šėtoniški nuodėmės spąstai. Mes norime, mes stengiamės, mes einame, stengiamės kažkaip pakliūti į dangų, bet tie spąstai, nuodėmės spąstai mus laiko
ir neleidžia. Atgaila, Dievas per atgailą tos spąstus atrakina ir mes tampame laisvi. Ir žinote, žmonės, šėtonas kažkaip labai visokiais būdais apgauna ir esu sutikęs nemažai tokių, dėl ko žmonės neatgailauna. Žinot, dažnai, nežinau, galbūt ir bažnyčia yra tokių, bent jau aš buvau sutikęs tokių tikinčių, kurie kalbėjo, aš neturiu ko atgailauti. Aš esu jau. Netgi yra kai kurie mokymai, nenoriu aš dėl to į tuos mokymus klimpti, kalbėti apie juos, bet yra ir tokių mokymų netgi. Bet, įdomus dalykas, suprantat, kaip aš neturiu ko atgailauti, tai ką tada vadinasi Dievas melagis? Pasakyta Dievo kaip? Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Tai Romiečiams 3 skyriui 23 eilutė. Visi nusidėjo. Bet toks žmogelis, žinot, jis taip, kartais, vieną kartą, kai išgirdau labai taip įdomiai, sako, na gerai, Dievas tai nemeluoja, Dievas teisus, betgi aš taigi savęs žinau, aš nieko blogo nedarau. Aš nenudėmiaunu. Žinai, žmogau, nuoširdžiai pasimelsk ir paprašyk Dievo, kad tau atvertų. Man buvo taip atsitikę. Aš paprašiau Dievo. Ir kai Dievas man atvėrė, man plaukai ant galvos pasižiūrėjo. Koks aš nenaudelis pasirodo. O galvojau, kad jau viskas tvarkoja. Yra, kai kurie dar sako, žinot, kad kai kaip tik remdamisi šituo, kad visi nusidėjo, ir jie sako, na gerai, visi nusidėjo, Dievas visiems yra atleis ir man. Kaip visi, taip ir aš. Bet čia irgi neteisingas požiūris. Irgi labai neteisingas. Nes jeigu prisiminsime Nojaus laikus, apie Noją tai, žinot, labai gerai yra pasakyta. Čia pradžios knygoje 6 skyriaus 9 eilutė. Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje. Jis vaikščioja su Dievu. Teisus ir tobulas. Ir vaikščioja su Dievu. Bet jeigu prisiminti tą eilutę, kad visi nusidėjo, aš manau ir Nojus nekartą buvo nusidėjęs. Nes Dievas nemeluoja, jeigu visi, tai visi. Neparašyta taip, kad visi nusidėjusi išskyrus Nojų. Parašyta, kad visi. Vadinasi, jis atgailavo, vadinasi, jis prašėsi Dievo. Bet žiūrėkit, kas išėjo. Visas pasaulis pražuvo. Dievas nepasigailėjo tų kitų, kurie buvo neteisūs, kurie nevaikščiojo su Dievu. Jie nustendo. Visas pasaulis buvo paskandintas. Dievas išgelbėjo tik tai Nojų su šeima, kurie buvo teisūs ir kurie vaikščiojo su Dievu. Ačiū Dievui. Žinot, Jėzus yra labai tokį įdomų palyginimą pasakęs kalno pamoksle. Jis sako, jeigu tave gundo ranka arba akis, tu ten išplėšk, nukirsk ir mesk šalin.
Geriau tau be rankos, be akių, invalido, bet būti dangaus karalystėje, negu sveikam, tekti pragare, būti pragare. Iš tikrųjų, geriau. Bet žinot, kokia prasme? Turbūt niekas iš mūsų nerautų savo nei akių, nei rankų ten tiestų, nei ką darytų, bet kokia prasme? Kartais mes per daug vertinam nuodėmę. Aš kaip buvęs girtuoklis, žinau, koks tai yra potraukis. Rūkyti, gerti, visuoti. Ir žinot, žmogus prie šito, ant tiek prie šito traukia, jis negali nuo to atsikratyti. Bet Jėzus sako, nenori degti pragare, nukirsk tą. Nukirsk, nueik, padaryk atgailą ir nedaryk šito. Nes atgaila tai nėra tik tai tie žodžiai. Atgaila tai yra nusigręžimas nuo nuodėmės. Iš tikrųjų, verčiau kažko atsisakyti. Verčiau kažką nukirsti nuo savęs. Kažkada dar mokykloje būdamas, ten važinėdamas į Kauną, ten giminės mano gyveno. Ir ten mūsų kieme buvo toks, prisimenu, berniukas, jau koks berniukas jau ten, kažkur jau ten 8, 9, 10 klasė. Ir jis buvo toks, kad pas jį namo atėjęs būtinai surasdavai savo daiktų. Jis kur neateidavo, kur nebūdavo, iš visur jisai turėjo nors kažką išsinešti. Jisai negalėjo šito nedaryti. Tai yra priklausomybė nuo nuodėmės. Ir iš tikrųjų, šitai mums niekada neįleis. Tokių mums niekada, nes mes kažkaip, žinote, kartais žmogus sako, aš noriu palikti nuodėmę, bet jinai per daug vertinama. Tas noras yra tik tai, galbūt net savęs daugiau apgaudinėjimas, negu iš tikrųjų tas noras. Dar kai kurie kalba, Jėzus mirė už viso pasaulio nuodėmes, už visus mirė, visas nuodėmes nuplovė, vadinasi, ir mano nuplaus, tiek to nieko baisaus, galima dar ten kažką padaryti, jau nemažai prisidirbau, dar prisidirbsiu, bet Jėzus mirė, Jėzus nuplaus, nieko panašaus. Nieko panašaus. Jeigu prisimenate Kalno pamokslo pabaigoje, Jėzus yra pasakė, ne kiekvienas sakantis man viešpatie, viešpatie, jie eis į dangaus karalystę. Ir 23 eilutė, tada aš jiems pareikšiu, aš niekamet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs piktadariai, šalin nuo manęs. Mums taip atrodo, bet iš tikrųjų, nuodėmė iš tikrųjų, mes nepakliūsime. Ir Jėzus netgi mirdamas ant kryžiaus, nuplaudamas mūsų nuodėmės, jis nuplauda tas nuodėmės, dėl kurių žmonės atgailauna, dėl kurių žmonės prašosi. Ir žinote, yra žydams 10 skyriaus 26 eilutė. Aš jos tik tai antrą dalį perskaitysiu, kad jeigu sąmoningai nusidedam, tada nebelieka aukos už nuodėmes. Jeigu sąmoningai nusidedame. Kas yra ta sąmoninga nuodėmė? Tai yra nuodėmė, kai mes iš tikrųjų
Galbūt nėra mums jinai antiek baisi, nėra mūsų antiek daug nejaudina, mes tiesiog žiūrim į ją pro pirštus. Sakydami kartais, kad Dieve, padėk man ją palikti, bet mes ją žiūrim pro pirštus, Dievas per jėgą nieko nekeičia. Mes patys turim šito norėti, be mūsų noro Dievas nieko nepadarys. Žinot, yra dar toks kaip ir kraštutinumas žmonių, kurie puola neviltin. Sako, aš tiek stengiausi, tiek bandžiau ir meldžiausi ir viską, ir vis tiek aš negaliu nugalėti šitos nuodėmės. Čia iš tikrųjų yra apie tai, apie ką aš tik tai kalbėjau, iš tikrųjų yra tas stokato noro, stokato pasiryžimo palikti nuodėmę. Prieš keletą metų mes čia iš Eišiškių į Vilnių buvom pakvietę kelias žmonės. Čia buvo kaip tik naujų metų susitikimas čia bažnyčioje. Ir mes juos pakvietę ir jie dar ne bažnyčios nariai, tik tai artinosi, tiesiog norėjome parodyti, kaip čia, kas čia. Jiems labai patiko, galiu iš karto pasakyti. Ir vienas iš jų, vyras, jis labai daug rūkė, jis negalėjo prabūti valandos, kad neparūkytų. Ir tiesiog prieš važiuojant į bažnyčią, čia visą naktį tas naujų metų sutikimas, mes meldėmės ir pasimeldėm, kad Dievas jį išlaisvintų nuo rūkymo. Ir žinot, paryčiais jis stebėjosi. Sako, kažkas čia, sako, yra. Aš, sako, miegant naktį atsikeliu, kad parūkyti. O čia aš su jumis prasidėjau visą naktį ir net neprisiminiau apie tai, kad reikia rūkyti. Kad reikia ir visos cigaretės, sako, kišenėje, ir man nebuvo jokio noro. Bet kas atsitiko toliau? Toliau iš ryto mes čia likom Vilniuje, o jie nuvažiavo stotin, kad sugrįžti į Eišiškes. Stotyje autobuso nebuvo kas veikti, jis išsitraukė cigaretę, užsirūkė. Žinot, tai pagalvoju, žmogau, tu prašei, kad tave išlaisvintų. Tu prašei, kad tu nerūkytum, tai kam tu tą cigaretę trauki? Kam tu ją ištrauki? Žinot, mane pirmą kartą, Dievas mane nuo rūkymo, galiu prisipažinti, 2 kartus išlaisvino. Pirmą kartą čia Česlavas, Stasė, Irena pasimeldė dar Eišiškėse. Ir aš dar netikintis buvau, bet aš, žinot, aš beveik iki pietų nerūkiau ir net negalvoju apie tas, ir kai pas draugę tik tai paėmiau cigaretę, man tik tai tada toptelėjo. Dieve, tu mano, taigi aš šiandien nerūkiau, aš dar akių nespėjau pramerkti, kai man norisi labai rūkyti. Aš čia tik pirmą paėmiau. Dievas išlaisvino, bet tas nesupratimas, tas viskas, aš iš to draudžiau, paėmiau, rūkiau ir rūkiau toliau. Bet kai antrą kartą pasimeldė ir kai aš, prisimenu, dirbau, ten reikėjo duris truputį ten paruošti dažymui. Ir pro mane praėjo netikintis su cigaretė ir aš netgi tuos dūmus įkvėpiau ir pajutau, kad aš jiems bezrazlyčiam, kaip lietuviškai. Kaip? Abejingas. Aš tada savo pasakiau, aš būsiu paskutinis durnis, paskutinis kvailys, jeigu po šito aš dar kada nors paimsiu cigaretę. Štai kada Dievas laisvina. Antro Petro 1 skyriaus 3 eilutė.
Jo dieviška jėga padovanoja mums viską, ko reikia. Įklausykit, padovanoja mums viską, ko reikia. Gyvenimui ir dievatumui per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlovę ir dorybę. Žinote, tie žmonės, kuriems nusileido rankos, kurie sako, aš jau negaliu su tą nuodėmę kovoti, jinai vis mane smugdo, aš nieko negaliu su ją padaryti. Žinot, pas juos yra pliusas. Vienas pliusas pas juos yra, labai didelis pliusas. Man tas pliusas atėjo anksčiau, kai aš supratau, čia buvo ne su cigaretėm, čia buvo tada su gėrimu, kai aš supratau, kad be Dievo aš neišsilaisvinsiu niekada nuo alkoholizmo. Tik tai Dievas gali, jeigu Dievas man padės, tik tai tada. Ir tie žmonės, kurie man neprisėjo tų rankų nuleisti, aš tiesiog labai ačiū viešpačiui, kad jis man davė tą protą, kad jis davė man anksčiau tą supratimą. Bet jeigu tau nusileido rankos ir tu jau negali kovoti su tą nuodėmę, suprask, Dievas davė viską tau. Tu pats savo jėgom niekada neišsilaisvinsi. Pačiam nepavyks nieko. Nieko nepadarysi, tik Dievas. Pirmo laiško Tesalonikiečiams dar perskaitysiu iš 5 skyriaus nuo 22 eilutės. Susilaikykite nuo visokio blogio. Pats ramybės Dievas iki galo jūs te pašventina ir tai išlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną, nepeiktina mūsų viešpatės Jėzaus atėjimui. Žiūrėkite, susilaikykite nuo viso blogio. Dievas dovanoja, davė mums viską, mums tai reikia susilaikyti. Na, jeigu jau ten nesigavo kažkaip, Dieve atleisk, čia yra atgaila. Bet kaip parašyta, pats ramybės Dievas iki galo. Ramybės Dievas, mūsų Dievas, jis mus iki galo išlaisvins. Bet tam reikia turėti savo pastangų, savo norų. Ir dar kartą noriu pabrėžti, atgaila tai ne žodžiai. Kartais sako, va tu pasakyk taip ir taip. Tai ne atgaila. Tai tik tai pakartoti žodžiai. Atgaila tai širdies šauksmas. Prie mane, žinot, jau gal 5, kokios 6, nežinau, neskaičiavau, susitinku dažnai tokį vieną pažįstamą. Negaliu jo pavadinti draugu, nes niekada mes su juo ir nedraugavom, tik taip pat kartais pažįstami buvo ir jis sako, va tu, sako, metai gerti, tu negeri, kaip man. Ir žinot, aš jam nuo pat pradžių sakiau, tu melskis, prašyk Dievą, Dievas tik tai. Jisai išmoko daug maldų. Vat paskutinį kartą čia, neseniai, kažkur praeitą savaitę jau buvau susitikęs, ačiū Dievui, jisai jau sako, vat, tokią maldą, tu žinai, tokią žinai, tai tu sakau, tu prašyk Dievo savo žodžiais, tu nekartok tų maldų. Aš prašau, ačiū Dievui, bet jis prašau tik tai ryte ir vakare. Ryte, kai atsikeliu, vakare, jeigu ne per daug girtas. Taip. Taip, žinote, kai aš prašiau, ir čia galbūt daugeliu iš tikrųjų bus kaip padrasinimas galbūt, ar kaip, aš prašiau Dievo, aš atgailavau, aš visada prašiau Dievo. Ir aš prašiau Dievo ne tik rytą, ne tik per pietus, ne tik vakare. Kai tik tai man ateidavo mintis, kad vat, kažkas geria, viešpatie, neduok man. Žinot, sunkiausias išbandymas man buvo, tada aš gyvenau Lentvarėje,
su Janu. Janas neprisimena, kad kažkur buvo kažkaip taip gavęs, ar jis darbe buvo, ar kaip, na, aš nežinau, kaip ten išėjo, bet prisimenu, kad aš likau namuose vienas ir aš nežinojau, tai čia vienas iš mano draugų, jis pasirodo iš Lentvario, aš net nežinojau, aš su juo tik tai Eišiškėse buvau. Ir jis, na, kaip visada, na ką, draugas, pakviečiau, jis atėjo pas mano šeimininką, ne pas mane, pas šeimininką atėjo, bet aš jį pakviečiau pas save į kambarį, ar kavos, ar kavos atrodo, netiek svarbu, pastačiau, sėdėm ir žinot, man nuo šėtono ėjo puolimas iš dviejų pusių. Iš vienos pusės jisai pradėjo kalbėti, kaip jis vakar prisigėrė, kaip jam šiandien sunku, kaip jam reikia pataisyti tą sveikatą, nu žinot, ko taisai, ja? O iš kitos pusės, aš dar neįtikėjęs, kaip reikia, aš tik atėjęs pas Dievą, aš dar prieš kokį mėnesį, 2 mėnesius dar Eišiškėse su draugais gėriau, aš su juo sėdžiu ir man net pagalvoj, kaip galima sėdėti su draugu ir be butelio. Ir žinot, bet aš jau buvau šitą supratęs, kad tik tai su Dievu. Ir aš sėdėjau, aš su juo kalbėjau, bet mintyse man ėjo tik tai viena malda. Viešpatie, nedaleisk. Jeigu norite išsilaisvinti iš nuodėmės, tai ne vien malda rytą, vakare ar kada man, kiekvieną kartą. Žinote, aš, kai buvau pasaulyje, man kiekvienam sakinyje, jeigu aš su draugais, po 2-3 keiksmažodžius kiekvienam sakinyje. Ir man galbūt buvo sunkiausia nuo tų keiksmažodžių išsilaisvinti. Taip, lyg tai kalbėjau, lyg tai viskas normaliai, bet kai tik tai kažkur užsimiršti arba kažkas ir taip netyčia ir išlėkia tas keiksmažodis. Kiek aš Dievo prašiau. Kiek aš Dievo prašiau. Po kiekvieno keiksmažodžio būdavo net su ašarom. Ir žinot, Dievas išlaisvino, bet jis išlaisvino galbūt patikiu, aš nežinau, neskaičiavau tiksliai, po 2-3 metų. Ne taip greitai. Bet aš nenorėjau per tą nesąmonę nutolti nuo Dievo. Aš nenorėjau, aš su to kovojau. Apaštalas yra pasakęs, jūs dar ne iki kraujo kovojat prieš nuodėmę. Kovokime. Bet supraskime tik tai vieną. Savo jėgom mes nuodėmės nenugalėsim. Tik Dievas. Tik Dievas. Aš stengiuosi, aš šalinuosi nuodėmės, stengiuosi išsilaikyti nuodėmėj, bet aš nieko nepasieksiu, jeigu nepadės Dievas. Ir žinote, tas atgaila, tai ne tik tas širdies galbūt šauksmas, tas didelis troškimas, bet atgaila tai noras, troškimas pasikeisti, būti kitam, būti tokiam, kokios mus nori matyti Dievas. Man visada dėl to ateina, prisimenu laišką Titui, 2 skyriaus 14 eilutė. Ten rašoma, kad Jėzus atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybė ir nuskaistinti savo ypatingą tautą uolę geriems darbams. Nenuodėmiai. Tai yra atgailaujantis žmogus, jisai nori pasikeisti ir nuo
savo visų nedarybių pradėti daryti gerus darbus palikęs. Tai yra tikra atgaila. Ir žinote, atgaila tai yra vienas iš tų raktų, vienas iš tų būdų, per kuriuos mums atsiveria dangaus vartai. Pasimelskime.